Ar tikėjai, kad rungtynės bus tokios sunkios? Žinoma, tikėjomės. Ir treneris sakė prieš varžybas, žaidžiam išvykoje. Komanda tikrai nebloga. Tokia truputėlį nestandartinė, žaidžia tokį labiau individualų krepšinį. Ne komandinį, viskas sprendžia individualiai, tai prieš tokią komandą visą laiką sunku žaisti, ypač kai namie dar žaidžia. Ir kaip matėm, varžybos buvo sunkios, bet svarbiausia pergalė pasiekėm. Kas lėmė šiandien sėkmingą rezultatą, nes žaidimas buvo labai banguojantis? Na jo, toks truputėlį turėjom porą momentų, kur galėjom pabėgti, bet kažkiek koncentracijos, kažkoks įpalaidavimas ir jų metimai tokie, jiems įprasti, tokie ant greitos tritaškai ir jie sugrįžo ir vėl tada mes tąsimės, bet galė svarbiausia, kad parodėm tą savo tokį profesionalumą, išlaikytą žaidimą ir tą pergalę išlaikėm. Varžovai įmetė 7 tritaškius, bet procentas nebuvo labai aukštas, ar galima sakyti, kad pavyko stabdyti šį gynimą? Jo, aš manau, kad tikrai neblogai, neskaitant kelių epizodų, bet visko neįmanoma užginti, bet tikrai gerai gynėmės, labai aukojomės ir manau, gynyba nebloga buvo, nežinau, įmetė 65 taškus, tai išvykoje sustabdyti varžovus iki 70, tai gan neblogas rezultatas, manau. Kova dėl atšokų su kamuoliu turbūt buvo ta stiprioji pusė, nes varžovai gana sėkmingai kovoja dėl kamuolių, šį rodiklį jūs laimėjote čia. Čia laimėjom, aš net nežinau dėl tų kamuolių, bet vėlgi stengiamės, kaip sakyt, akcentavom atsitverti reikia kamuolį, nes visi lipa, lentos yra agresyvus, bet kai visada darom tą darbą ir nežiūrim nei rezultatą labai, nei tos atkovotus dar kažką, tik tai žiūrim po varžybų, jeigu laimėjom, gerai. BBL sezono startą 3 pergalės iš eilės, turbūt esat patenkinti pradžia? Nu, aš manau, kad žinoma patenkinti, žinoma, kad pergalės yra pergalės, bet manau mūsų komandai tai yra normalus rodiklis. Tokioj grupiai, kaip su pagarba varžovom, bet tokioj grupiai turim laimėti ir išvykoje, ir namuose, kaip sakyt, turim būti pirmi. Tai tą savo darbą kol kas darom gerai šitoj BBL.